Tėvystė – tai ne tik džiaugsmo, tačiau ir iššūkių kupinas gyvenimo etapas. Tad natūralu, kad daugelis tėvų susiduria su įvairiais klausimais, o kartais gali prireikti ir rimtesnės pagalbos. Todėl tokiais atvejais į pagalbą yra pasiruošę ateiti daugybė specialistų. Svarbu žinoti, kad Lietuvoje tiek tėvams, tiek vaikams yra prieinama pagalba ir kiekvienas gali jos kreiptis, kai tik prireikia. Jeigu turite klausimų susijusių su vaiko teisėmis bei atsakomybėmis, kviečiame skambinti į Vaiko teisių liniją nemokamu telefonu 0800 10 800. Vaiko teisių gynėjai yra pasiruošę pakonsultuoti, nukreipti pagalbos, o reikalui esant užregistruoti vaiko teisių pažeidimą ir nuvykti į šeimą, kuriai reikia pagalbos. Linija dirba pirmadieniais, šeštadieniais nuo 8 val. Ryto iki 20 val. Vakaro. Taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteisės.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje. Vaiko teisių gynėjų interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, YouTube, Spotify galite rasti šviečiamojo pobūdžio informacijos apie ryšio su įvairiaus amžiaus vaikais kūrimą, palaikymą, konfliktų sprendimą, kompromiso paieškas. Taip pat tėvai pagalbos ir konsultacijų sulauks paskambinę į tėvų liniją. Tai konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams ar globėjams. Kiekvieną vakarą darbo dienomis nuo 17 iki 21 valandos su specialistais galima susisiekti paskambinus nemokamu numeriu 0800 912 ir gauti psichologo konsultaciją jums rūpimais vaikų auklėjimo klausimais. Nemokama ir anonimiška pagalba telefonu pasiekiama ir skambinant į įvairias kitas Lietuvoje veikiančias pagalbos linijas. Vaikams – vaikų linija, jaunimui – jaunimo linija, jaunimui rusų kalba – linija Doverija, tėvams – tėvų linija ir pagalbos vaikams linija, visiems suaugusiems vilties linija, vyrams – vyrų linija, moterims – pagalbos moterims linija, o išgyvenant krizinį nėštumą turite galimybę kreiptis į krizinio nėštumo centrą. Svarbu žinoti, kad tėvai, globėjai savarankiškai gali kreiptis ir į mokyklos specialistus, psichologus, socialinius pedagogus dėl individualių konsultacijų, auklėjimo ar bet kokiais kitais su vaiko gerove susijusiais klausimais. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai ne tik vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, bet ir konsultuoja ugdymosi problemų, prevencijos bei jų sprendimo klausimais. Be to, tėvai gali lankyti tėvystės įgūdžių ugdymo grupes, kurios periodiškai yra organizuojamos savivaldybių, pedagoginėse, psichologinėse tarnybose, visuomenės sveikatos biuruose ir kitur. Daugiau informacijos apie jas galite rasti savo gyvenamosios vietos savivaldybėje. Išsamesnės informacijos apie įvairias pagalbos linijas ir kitą pagalbą ieškokite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėme puslapyje.